Tomai. Įdarbinę. Tu man tik parašai. Parašau, tu dar nežinai, bet aš tave sveikinu. Gerai. Dabar sveikinu. Su gimtadieniu. Tai va, tai yra paskutinė Madonos dalis. Ir aš labai norėjau pagalvoti tau kažką, kad tu galėsi pažiūrėti dar kartą. Ir tai yra tai. Taigi, visų pirma, norėčiau tau pakomentuoti tavo kitas dovanas, kurių galbūt nesupratai ir aš tikiuosi, kad visą supratai. Tai va, skaitysiu iš savo rožinį dalykelę. Ir čia gali dar pamatyti visą sąrašą, kurį aš visą likau. Tai va, turbūt radai vokiečių kalbos raidę. Ir mintis už šios dovanos buvo ta, kad tu sėkmingai išmoktum vokiečių kalbą, kurią tik nori išmokti. Ir pralenktum mane kuo greičiau, nes tu tai puikiai darai. Toliau turbūt radai mažą žmogėliuką. Ir aš žiauriai tikiuosi, kad tu supratai, kas tai yra. Tau pasufleruotų tai, kad tos dalys, kurios yra ant jo, yra laikrodžio dalys. Greičiausiai jis turi kažką bendro su mūsų laiku. Ir galbūt su to laiku, kurį mes praradome per šitą žmogėliuką. Toliau radai kažką, dėl ko, aš tau padovanoju kažką, kad nereikėtų bėgti naktį į parduotuvę. Toliau tu rasi voke, arba jau radai voke, taip jau radai, turbūt radai, materialiųjų resursų gausybę. Va. Tai buvo subtilus palinkėjimas, kad tiesiog būtum labai turtingas ir tau nepritrūktų dalykėlių pirkti dalykus. Tai yra nepritrūktų pinigų įgyvendinti tavo visokiems tikslams. Toliau aš tau padovanau dalyką, kurio tau labai reikia. Tai yra arbatžolių narvas. Toliau yra kažkas, kas nori būti tavo vonėje. Ir kažkas, kas nori būti išklijuotas ant tavo telefono dėkliuką. Tada tu gavai čekį, visiškai originalų čekį, už kurį galėsi įsigyti aliejų. Va, mes eisim kartu su tavim. Ir taip toliau. Toliau, aišku, gavai sertifikatą, ten viskas labai rimta. Paaiškinta ant sertifikato. Toliau, gavai žiauriai kietą dalykėlį. Aš jau išbandžiau, tiesą sakant, galiu net pademonstruoti. Štai, buvo mažytis taškelytis, kurį aš pabandžiau užsipiešti, pažiūrėti, kaip jis veikia, kaip jisai veikia. Va, galiu parodyti plovusi milijoną kartų rankas nuo visokių tų dažų, kurių tu radai ant savo stiklainiuko. Čia dažai žiaurus, negi spaunu, aš ištepliau viską, bet atradau, kad jie nuspauna su kremu. Off topikas, aš labai nusivažiavau šalį. Ok. Tęsiu. Tai va, tas pieštukas, tas tušinukas, tiksliau markeriukas nenusivalo ir jisai labai čia. Toliau gavai mažą dovanėlį. Tu sakai, kad nori Lietuvos apyrankės. Aš galvojau, kad apyrankės nenešiosi. Bet jeigu nešiosi, tai pasakyk, kad aš taip padarysiu. Tokia platesnė. Ir šiaip tau padovanojau raištelį iš 3 siūliukų, kurie reiškia Lietuvą. Toliau. Dovanojau šitą. Nuo šito prasidėjo nebetilpimas į stiklainį. Pagal visą idėją visos turėjo tilpti stiklainį, visos 20 dovanų. 20 kiek turi metų. Tai va, bet šitą visgi negaliu atsigražėti. Tai va, šitą gausi atskirai. Tai yra ne stiklainį. Pasiūlyčiau. Vedu.
dar gausi gėlytę. Aptemo ekranas. Žodžiu, gausi arbatžolių ritinėlį. Tu turbūt jau žinai, ką reikalą, bet aš žiauriai norėjau tokį padovanoti, tik pamačiau. Tai va, tenai galėsi ir be arbatžolių lovą tą dalyką padaryti. Toliau gausi ekskliuzyvinį nojaus pasveikinimą. Kai aš dariau tau resursų pasveikinimą, man atėjo ir labai gyrė, kaip už fainus tą padariau, kad aš viskas darau. Ir sakė, aš irgi padarysiu vieną pasveikinimą. Tai va, tai ir įvyko ir jis padarė tą pasveikinimą. Tai va, bet aš manau, kad žiauriai fainas ir labai mielas ir vertas vienos iš 20 vietų. Tai va, ir paskutinis dalykėlis yra stiklainis, kurį turbūt jau pastebėjai ir supratai, kas man jo parašyta. Ir supratai, ką aš šiandien nupešiau, tai yra nieka, tai yra geometrijos figūros, kurias aš visą laiką prašau. Šitas video skaitosi kaip 20 dovana. Ir jeigu viską paskaičiuosi, trūks 3 dalykų, tiksliau 3 dovanų. Ir jos bus tokios pusiau. Aš vis dėlto įskaičiavau tai į tavo dovanas. Tai yra fondiu, kurį mes jau būtų suvalgėm. Tai yra kelionės planas, kuris turėtų išdegti ir kurį aš paruošiu. Ir tam reikės nervuotis ir visko skaičiuoti, nes ten taip sudėtinga, bet aš tai padarysiu. Tai yra kita dovana. Nežinau, kiek tai buvo dovana. Ir aš tau sakau gėrimą. Greičiausiai tau jau paskaičiau. Jeigu tu žiūri šitą, gal tai yra jau netgi šeštadienis arba sekmadienis. Tai va. Tai susidaro 20 dovanų. 20-mečiai žmogui. Perlipusi į 3-ąją savo gyvenimo dešimtmetį. Aš visą laiką žiūriu į ekraną, labai atsiprašau, bet aš tiesiog stengiuosi padaryti taip, kad mano plaukai atrodo gražiai, nes aš visą dieną nieko kito nedariau, tik tą dariau dovaną. Nespėjau įspausti galvos. Tai va, 20-mečiam žmogui. Rytoj susitiksiu su žmogumi, perkaupusiu 30 savo gyvenimo metų. Tai va. O dar galėčiau palinkėti prie visų palinkėjimų, kurių jau tau palinkėjau. Tai, kad viskas būtų kaip tai buvo iki šiol. Arba taip pat gerai, arba geriau. Ir mūsų reikaluose, ir tavo asmeninės reikaluose. Kokios nors dar reikaluose, visur galėsim būti labai super. Tai va. Nežinau, manau, kad tai yra viskas. Ir sveikinu. Tai va, užsidėjau pelę ant stop mygtuko ir pasakysiu tau, kad labai tave myliu. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to gimtadienį. Man tai žodžiu bičiulė, didžiulė proga. Tai va. Didžioji. Ačiū.